Esame prototipų gamintojai, metalo apdirbimo įmonė, gaminame sudėtingus darbus, vienetinius darbus, daugiausia Lietuvos kūrėjams. Savo klientams siūlome greitus terminus, nes suprantame, kad tai yra labai svarbu dabartinėje rinkoje. Prisidedame prie gynybos, lazerių pramonės, medicinos, aviacijos, prototipinių detalių gamybos. Tai yra sudėtingi darbai, bet pas mus dirba specialistai turintys virš 10 metų patirtį. Tai reiškia, kad mes darome mažiau klaidų, padarėme tuos darbus greičiau ir klientai gauna laiku tai, ko norėjo. Esame jauna įmonė, dirbame 3 metus. Savo veiklą pradėjome šiame slėnyje. Mumis patikėjo šio slėnio vadovybė, patikėjome ir mes jų idėjomis. Suradome daug bendradarbiavimo taškų, sinergijos įvairiais klausimais. Dalis šio slėnio gyventojų yra taip pat mūsų klientai, tai už durų gali pasigaminti gaminius. Esame vienas iš Europos skaitmeninių inovacijų centrų, kurių pagrindinės sritis yra teikti paslaugas, patarimus įmonėm, kurios nori skaitmenizuotis. Paslaugas susideda iš 4 pagrindinių dalių – technologijų paieška finansavimo šaltinių, darbuotojų mokymas. Na ir paskutinė paslauga – Test Before Invest, tai yra pažiūrėti, kaip veikia kitur prieš priimant sprendimą. Gavome konsultacijų finansavimo klausimais, tai leido mums įgyvendinti automatizacijos projektą prie CNC staklių, sutaupyti resursų, automatizuoti naktinę pamainą, automatizuoti savaitgalius, sumažinti darbo resursų kaštus. Ką patarčiau įmonėms, kurios nori skaitmenizuotis, bet galbūt kažko laukia, tai yra tik vienas patarimas – nelaukit, nes tai taupo resursus ir efektyvina procesus. Apie ateities projektus šiuo metu renkame CNC operatorių grupę ir tai bus analogų neturintis mokymų centras, kuriame realioje gamykloje bus mokomi mokiniai. Realiu metu bus sprendžiamos realios problemos, kurios kyla gamykloje darbuotojams. Tai bus labai praktinės užduotis, labai praktiniai užsiėmimai. Ką jiems duos tai ateityje, jiems bus lengviau įsilieti darbo rinką, jau bus ragavę tikros duonos, kaip sprendžiamos problemos. Gaminame gaminius lazerių, gynybos, medicinos, taip pat aviacijos pramoniai. Jei norite prisidėti prie šių industrijų problemų sprendimo, maloniai laukiame.